Labas vakaras, gerbiami kabelinės televizijos žiūrovai. Šį vakarą pas jūs laida penktadienio vata. Pas mus svečiuojasi kandidatas į Seimo narius, savivaldybės, pats kiečiausias medžiotojas, vienas iš kiečiausių sąjungos dailininkų narių, seniūnas, jeigu taip galima pasakyti, Vingio tiesumos šefas Raimondas Likšnys. Labas vakaras, Raimondai. Norėčiau užduoti jums klausimą. Visų pirma, kaip gimė pati idėja eiti į tą politiką? Aš įsivaizduoju, kad žmogus, kuris gyvena kaimo turizmo bendruomenėje, sukūręs savo verslą, iš tikrųjų pats pastebėjo tas visas problemas. Pamatė, kaip bendruomenė gyvena, kaip sprendimos problemos, ne tik, kad sutinka gatvėje žmogų, eina į parduotuvę, jisai girdi visą tai, taip, jisai mato, ir jam matyti suskaudo taip širdį, kad jis nusprendė pats balotiruotis. Aš kiek supratau, vienmandatinėje save išsikėlėte. Vienas mandatas buvo, jūs save ir išsikėlėte. Taip, viskas aišku su jumis, viskas labai aišku. Dar gerbiamas Raimondai, norėčiau paklausti, kiek dabar žinau, jūsų kadencija tarybos nario pasibaigė, taip? Taip, aišku, pasibaigė, nes laikas savo padaro, dabar baigėsi netgi Seimo kadencija, jūs dabar balotiruojatės, yra labai iš tikrųjų malonu, labai malonu. Gerbiamas Raimondai, gerai, grįžkime prie esminio klausimo. Jūs gerite arbatą? Taip, aš supratau, mėgstate žalią ar juodą? Greičiausiai taip, žalia arbata dabar stimuliuoja taip nervų sistemą. O jūs bandėte kad nors gerti katuabą? Puikus labai gėrimas. Pabandykite, yra gurmano parduotuvėje, vieną kartą papirkti, žinote, puikus labai gėrimas, stimuliuoja nervų sistemą, tai sako net vienas geriausių afrodiziakų pasaulyje. Nežinau, čia tikėti ar netikėti, jūs nebandėte. O jūs kaip, mėgėjas kavos ar arbatos? Supratau, greičiausiai tai kavos. Taip. Nes mūsų laida taip ir vadinasi, vakaras su vata. Gerbiamas Raimondai, ar Raimondai? Jeigu šiandien tiksliai nežinau, kaip yra kirčiuojamas jūsų vardas. Raimondas ar Raimondas? Net nesvarbu. Tai išspręs kirčiavimo specialistai, literatai, ne tai svarbiausia. Svarbiausia, kad jūs, kaip žmogus, įsikelite pats save vienmandatinėje komisijoje. Aš žinau, tai sunkus pragariškas darbas. Važiuoti per gyventojus, rinkti tos parašus, eiti tą didžiąją politiką, įtikinti žmonės, kad tu esi reikalingas jiems. Tarp kitko, jūsų nuostabus šūkis. Turime truputėlį proto. Labai geras šūkis. Jeigu turime truputėlį proto, vadinasi, turime truputėlį ir sąžinės. Reikia atsakingam žiūrėti į visą tai. Gerbiamas Raimondai, aš suprantu, taip, labai yra sunku save kandidatuoti, palaikyti. Bet kiek teko man girdėti, jūs įsikėlite pats save. Jūsų partija neiškėlė. Taip, aš suprantu, pinigai, svarbiausia yra pinigai. Bet jūs, kiek žinoma, esate verslininkas ir gan perspektyvus verslininkas. Ir galite sau leisti visą tai. Galite važinėti su savo, jūs kokį turite, motorinį ten, neprisimenu, motorinį. Taip, tą žiguliuką dar seną. Nesvarbu, tai tuo labiau žmonėms patiks, kad jūs nepasikėlės. Atvažiuodamas su senu markės to žiguliuku, jūs parodote žmonėms, štai, pažiūrėkite, aš paprastas kaimietis. Žinantis jūsų problemas, mokatės jas spręsti. Aš žinau, su jumis parduotuvėje buvau bažnyčioje, buvau kieme. Aš girdėjau, kaip jūs šnekate, kaip jūs reaguojate į tą mūsų didžiąją politiką. Ir nusprendžiau, gerbiami televizijos žiūrovai, jis nusprendė eiti kartu su jumis. Labai geras šūkis. Turime proto, turėkime ir sąžinės, ir truputėlį nors turėkime. Kiek žinau, jūsų gyvenimas taip pat susijęs su sportu. Jūs kada pirmą kartą, pavyzdžiui, pasėmėte kamuolį ir rankas nusprendėte? Taip, aš dabar mešiu krepšinį, aš būsiu sportininkas. Aš turėjau tokį... Taip, mokytas geras buvo, aš tai žinau tą mokytoją. Taip, mes kartu su juo gėrėme kavą ir šitoje studijoje mes taip pat su juo šnekėjome. Puikus treneris, puikus mokytojas, puikus. Kiek žinau, jūsų gyvenime buvo taip pat tapyba. Taip, jūs baigėte, taip, kiek žinau, tapybą. Taip, aš žinau, bet medžiotojas, jūs taip pat puikus medžiotojas. Taip, jūs tiesiog puikus medžiotojas. Man teko paragauti net jūsų šernienos. Atsimenat, gerbiamas Raimondai, aš kažkada buvau atvykęs pas jūs į sodybą, jūs virėte šiurpą, mes kartu sėdėjome, politikavome, šnekėjome apie meną, apie muziką. Tarp kitų jūs labai puikus pašnekovas, intelektualus išprusęs. Labai man malonu. Gerbiami žiūrovai, šitas žmogus, kandidatuodamas į Seimo narius su tokiu nuostabiu šūkiu, turėk truputėlį proto, tai vadinasi turėk truputėlį sąžinės, būk atsakingas už savo kaimą, už Šilutę. Gerbiamas Raimondai, jūsų kadencija kaip tarybos nario pasibaigė. Jūsų veikla buvo tiesiog įspūdinga. Aš galėčiau sakyti, jūs viena iškiliausių asmenybių šitame politinėje Šilutės padangėje.
Taip, gaila, kad nuo pjedestalo nueina tokie žmonės, tokie šaunūs žmonės, kurie gali laikyti ir rankoje ir kūjį, ir šautuvą. Laida, gerbiami žiūrovai, mūsų eina į pabaigą, turime atsisveikinti. Gero jums vakaro. Ačiū, dėkoju labai gerbiamas kandidatas į Seimo narius Raimondai Plikšny už išsamų interviu, už išsamų žodį. Buvo labai malonu supažinti jūsų publiką. Viso geriausio, gerbiami žiūrovai. Iki kito penktadienio. Koks briedis! Rimtus nukis! Bet jau žiūrovai!